kaip vairavai. Gerai, tai mes tada šiandien važiuosim gal po Sankryžas biškį pasimalti. Ir ramesnį rajoną. Išsijungi. Mes čia labai netrukdom gal. Dabar atėjo iš jūsų žinutę. Jo, dar skambinau, matei, ir... Jo, ir tada pasižiūrėjau. Tada dar nespėjau numesti, man tai voice message'ai nepatinka. Gerai. Taip, pasiruošus. Bet su rankiniais traukti toli nenuvažiuosi. Tada pasižiūrime, įsivertinam situaciją. Įsivertinam tinkamai matau. Nepaleis kairį. Ir vėl posūkis. Biškis sankabos. Čia gali dar tą juostą biškį pavažiuoti. Čia prasideda. Mes dar nestojam su tą juostą. Tai normaliu. Žalia buvo paprasti punktyrai, nebuvo čia tos. Čia kaip paskaityti salę greitėjimo juostą. Nu, visas pagreitėjai, power aukštesnė. Ilgai stengsi nevažiuoti, viskas aukštesnė. Nu va, ir dabar jau viskas neskubėk, lėčiau važiuok, pėstysis eina, pėsčioji, ten šiek kairės laikomas labiau. Nes jeigu būsi dešiniau, reikės vis tiek apvažiavimą daryti, tai šis lakelį yra atskirti. Tai va, ir galim važiuoti. Įsibėgėjam, įsikeičiam. Stenkis juostos vidurį važiuoti. Nu, laikom greitį. Jeigu prie perėjos žmonių nėra, nu tada vėl pabiškai truputį mažinės. Ir stabdyk taip, kad nereikėtų sustoti. Stabdom, keičiam, iškart, kokią pavarą rinksim. Nu, jau 20 kaip ir antros norėtus, dabar jau važiuok. Jeigu tau nesikrato, to lygiai bėgėjas, tai dar gerai. Taip, toliau reguliuojamoje sankryžoje suksim į kairę. Nurodyk ant dangos posūkius rodom. Stabdom, sankaba. Neišjungiam pavaros, kol sustosim. O tada išsijungiam. Ką reikės praleisti? Iš dešinės. Ten raudonas biškis. Nu, va jums tom sankryžom taip jau įdomiai gaunas pradžiai. Ne, tai iš priek reikės važiuoti. Nereikės nieko praleisti. Nes yra rodiklės tos. Na tai pirmoji juostoj nėra rodiklio. Nu, čia dabar papildoma dega irgi apsaugotas posūkis sukas, bet kai įsijung pagrindinis, jau į dešinę sukant pėsčiuosius tai praleis. Mums yra rodiklės į kairę, tai reiškia, pėsčiųjų perėjų degs raudonas, praleis nieko nereikės ir priekį degs raudonas. Taip, čia yra kiek juostų į kairę? Čia į kairę vieną. Ten bus, gal žinai kiek? Ten pora nebus. Pora bus. Kurią rinksimės? Dešinėse. Dešinėse. Nebent numatytumėm, kad pirmoji juostai stovi pilna automobilių, tada galėtumėm iššokti jiems. Bet po kol kas tai nelabai čia kas matos, krūmai užstovi vaizdą kairiai, kaip ir pirmo laisvą. Ane? Ar taip? Galvą pasuk pasižiūrėk. Iki galo. Nu, laisvas, nelaisvas, laisvas. Nu, aišku, pradėsi važiuoti gali atkreipdėmės, jeigu ten stovės daug mašinų, tai važiuojam į antrą. Nu, judam, neužgestam, o biškis sankabos, biškį trupučiuką. Biškiai akseleruojam, spaudžiam, keičiam, vairą būk šiek tiek pasukus. Nu, pirmoji juostų kaip ir nėra mašina, ar yra? Nu, nėra, važiuojam. Va, nieko nereikėjo, pirmą prie krašto. Ir greitėjam pabėgyti. Čia be pavaros mes įvažiavom. Nu, ką darom? Neakseleruojam. Čia ketvirta, čia antra, gerai. Ir važiuojam. Ant laisvo buvo galiu? Nu jo. Jungiai į antrą, bet neįjungiai. Nu, matom, kad stovi, neprivažiuojam prie pat, turi persirikiuoti. Dar tas pavaros, o kur posūkiai? Ui. Kam tie posūkiai, kam reikia žinoti, kur mes važiuojam. Čia užstoja vaizdą prie perėjos, lėčiau šiek tiek, tada dėmėsi po dešinę. Ant lygį nevažiuok.
jeigu neskaups kalnelis matos, tada galim trečių greitų normaliai važiuoti. Bet tada tą greitį ir palaikyk daugmaž apie 30. Nu, viskas raudonas, gazą leidžiam, galą patikrinam, sankaba, nereikia pripėti žiūrėti, rankos ant vairo, sustok tvarkingai, kai jau sustosi, tada išjungsi. Būtum susikaupus labiau nei pavaro žiūrėjimo į priekį, būtum gražiau sustojus. Tai iš pradžių bandom su pavarom sustojus. Paskui pabandysim ir su tą laisvę. Tikrai nenoriu, kad pradžių priprastum prie laisvos, nes paskui bus taip, kad junginėsi kur nereikia. O kai negalėsi, net nežinosi, kaip sustoti tinkamai. Kai negalėsi naudoti laisvos. O jau čia biškį ir čia ketvirtą pataikai. Taip. Kai jungi, pasikeisk. O, kur važiuosim, jeigu nieko nesakau? Tiesiog. Bandom reikiuotis. Vienas Labiau, persirikiuoja. taip iš lygatų šiek tiek paspausim. Tai jisai ką daro, jis atsilieka. Nu jau tave įleidžia. Išjung posūkį. Vėl. Bandom. Sankaba, rankos ant vairo. Pridėk dar, sankaba numinus. O ir švelniai sustojam, išlaikyk atstumą. Čia yra per arti. Jeigu jau tas automobilis čia mums suges, jau mes jau nebeatvažiuosim viskas. Turėtum tada naudoti atbulinį, o jeigu arti iš galo privažiuos, tai nei pirmyn, nei atgal. Va, tokį tarpą pasiliekam. Jeigu per nelyg arti privažiuosi, parašys klaidą. Kažką sakiau ir pamiršau. Neatsimenu. Kažką jau dar pasakyti protingai. Kažką. Gal atsiminsiu. Jo, iš pirmos į antrą, kai jungi, nedaryk į laisvą. Nedaryk, o taip buvo pirmą, į vidurį grąžint svirti ir tada vėl glausti ir jungt antrą. Ai, dėl to man Dėl to įjungi ketvirtą. Į pirmą jungi, prisispaudi prie savęs ir palei kraštą brauki. Vis laik įsijungs antrą. Jeigu grąžinsi į neutralę per vidurį, tada jau gaunasi įstrižas jungimas ir ketvirtą taiko. Ir čia šiokia tokia įkalnė bus. Bandom jungti, po biškį su sankaba, biškį akseleruojam ir pasikeičiam pavarą. Tada jau nebežiūri į kelią ir jau kažkur į šoną pradeda traukti. Nu nieko, čia pradžiai. Bet jau to tikrai neleisiu, žinok. Žiūrėti pavaras. Įprasi, blaško dėmesį, per egzaminą, nu jau tada prisidirbsi klaidų. Čia vakar kažkurią dieną važiavom, tai buvo ir taip, kad jau prieš egzaminą važiuojantį žiūri pavaras, prisiparkavo, stabdį paleido, žiūri į priekį, kad įsijungti iš vietos išvažiuojant ir važiuojam tiesiai tą stojančią mašiną, prie kurios parkavomės. Sukoncentruotas dėmesys visai kitur. Galėjai. Matai, su šitą mašiną gan lengvai važiuojas ir kiam važiuoja vos ne su 5 bėgiu. Bet regitrui taip jau lengvai gali ir nebūti, žinok. Vėl kitą mašiną kitaip gali reaguoti tas pavaras. Tai jau jausi, kad nebepavažiuoji ir žemesnė pavara. Čia duobelė buvo. Laikom greitį. Taip, mums toliau reikės važiuoti pagrindiniu keliu. Dar tikrai. Nu. Visi kairė. Jo, Nu. Jungiam. Ir vėl rodom posūkį. Kokią pavarą naudosi? Su trečiu, jungiam trečią, nesustojam. Trečią, važiuok. Dabar jau antrą, nes jau paleidau, taigi tu nebelaikai, jau aš paleidau, kur greičiau, kad tu dar laikai. Tai jeigu matai, kad didelė sankryža, kaip kalbėjom, tai naudojam aukštesnę pavarą. Čia trečią, gerai, patikrinau, atrodo kažkaip jungi lygiai į pirmą. Va. Kai mumis lenkia, nedidinam greičio, kokį laikai, tokį ir laikai. O kai jau apsilenkia, mes galim greitėti. Čia greitis. Buvo ženklas 70. Na, tai pagreitėjom, čia trečia. O čia jau yra. Ir stengtis sankabos tiesiog nepaleisti, žinai. Taip biškį čiut kelti ir tada jau gazą.
Su 5, 4 ten, aišku, galima ir greičiau tą sankabą kelti. Ne taip jausis, kaip iš pirmos į antrą jungiant, ar iš antros į trečią. Čia 50 sankryža, o čia jau vėl mes didinam greitį į 70. Bent jau 60 turėtum pasiekti. Jo, 60, jeigu nebaisu, gali važiuoti ir 70. O kol kas. Galim biškį ir lėčiau važiuoti. Bet kuo daugiau pamokų važiuosim, tuo labiau norėsiu, kad laikytume to jau maksimaliai leistina. Viskas iš tolo susimažinam greitį. Taip. 50. Ir viskas palengva stabdymas. Galas. Nėra, netoli sankaba. Nepamiršk. Taip. Čia ranka. Tada pilnai O yra dviem sustabdom. rankom. Ir tada Jo, įsijungiam. ir šičia jau yra tolokai nuo linijos. Jeigu nuo linijos ar stop ženklo bus didesnis atstumas kaip metras, va šis klaida. Pasistengtis, taip reikės prireidėti, kad geras tarpas būtų. Tai va, gerai, mes galime judėti. Čia trečia? Taip. Nu, taip. Gerai. Aš jau 50 lieka. Jo, gerai, 50. Taip, toliau mes Žiedę išvažiuosim trečiam išvažiavimui. Dabar su šito žiedu. Matai, iš pirmos jos atrodo tiesiai ir į dešinę, iš antros tiesiai, ne? Prisistabdyk su antra pavara. Šitam Žiedė jungiam antrą, jungiam sankabą išlink, jau užgesom. Ne užgesom, po biškį. Taip, žiūrim Žiedą, nereikia rodyti. Po truputį ir laikykis dešinio vairą šiek tiek pasukam. Ir šitam Žiedė visur išvažiuos iš pirmos juostos. Buvo pirmas išvažiavimas, antras išvažiavimas, trečias išvažiavimas yra ketvirtas ir ten apsisukti, aišku, galim. Įspėjam iš anksto. Ir šičia, jeigu egzaminuotojas ten pasako, oi, plačiai nevažiuok, taip nereikia, nes su tokiu sunkvežimiu važiuoji, kaip jisai gražiai palei kraštą juda. Pasikeičiam. Tame Žiede nevažiuojam iš vis antrą juostą. Nes ten, jeigu įvažiuosi į antrą, tu realiai išvažiuoti niekur iškart negali. Pakeičiam. Ir jeigu nieko nesakau, kur mes važiuojam? Tiesiai. Tai tada prisirikiuojam. Jau vėl tu tą patį darai, taip staigiai nesuk. Gerai. Išjungiam. Posūkį. Nes iš antros juostos negali. Čia tas pats kaip dabar, va, pasuk iš antros į dešinę. Nu, tai čia jau galim ir avariją sukelti, ant ištisinės nevažiuojam. Čia išplatėję yra, dabar mums reikia rodyti į dešinę. Apsidairom būtinai prieš. Va, ir tada švelniai nukliuvo, taip pavairoti švelniai ir posūkį išjungiam. Jau čia yra nestandartinė plačia eismo juosta. Rodai, dabar neberodai. Matai, vai posūkį jungus į kitą pusę. tą trumpą. Biškį palėti per daug, į apačią stipriau išjunginėjai ir įsijungi kitą pusę. Klaidingai rodai posūkius. O taip pradės junginėti per egzaminą, klaida rašyti. Čia antrą įsijungi. Nu, taip. Dabar tą įsijungiam. Dabar mes kur važiuosim? Jeigu nieko nesakau, tai kur važiuosim? Ramiai vairą, per kairį veidrodį, per petį, taip. Ir po truputį stabdom, posūkį neišjungiam, kol pilnai važiuojam, dabar jau gali išjungti, stabdyk stipriau, sankabą išsimink, kad neužgėsti. Nu, ir užgėsam. Užsivedė. Jau kai jau ruošies stabdyti, jau koją laikyk virš sankabos, kad spėtum laiku išminkti. Važiuojam su srautu ir tik nepuolam, nešokam, palengva. Jau geriau ilgiau negu kad iškart. Tai aišku, tiek gazo nereikia. Sankaba. Užsimenam. Ir vėl staigus stabdys pastovi. Kaip bulvių maišą mane veši. Tikėkimės praeis tai. Pradžiai tokių daug sakių, žinai, staigių manevravimų per vairo, per daug sukinėjimas yra didelis būna. Stabdymas netolygus. Nu, kol pradėsi gaudytis, o paskui palengva išeiti. Nu, o dabar matai, ta šviesofors jau biškai kitoks, tų rodiklių nebėra. Tiesiai, aišku, važiuojam, nieko nereikia praleisti, nes mes tiesiai važiuojam. O suktume kairę, jau iš priekio visas mašinas turi pasileisti. Iš jų perėjus į kairę, matau, kad ten net nėra toj gatvėje, jeigu ten suktume kairę. Ten net nereiktų. Va tokius dalykus turi stovėdamas įsivertinti. Nu, dabar, kad mes tiesiai važiuojam, tai reikia įsivertinti tai, kad kokie ženklai yra už sankryžos. Nu, aš matau, kad ten nieko nėra. Tai jau suprantam, kad greitis 50. Suktumėm į dešinę, ten jau yra 30.
Matai? Darbai. Jo, nes darbai. Va, kol stovi, lauki leidžiamų šviesoforo, reikėtų susižiūrėti to ženklus. Nu, matai, žalias sumirksėjo, jungti pirmą pavarą, dabar jau pagrindinį turi jų. Nu, po truputį su sankaba, nerėdam atgal, biški gazo, taip spaudžiam ir pakanka pakeičiam aukštesnė, o biški jau persistengiam. Ir pavaros pagreitinam ir pavaros vėl veidrodis, posūkis per petį. Viską turi va taip ir pasidaryti. Posūkį išjungiam, prie mašiną nesiglaudžiam labai ir pliūtis baigęs sugrįžtam. Ai, tada Čia jau per petį galima ne iš karto. Jo, išjungiam posūkį, viskas leis gazą, stabdom, tai formą pavadysim padaryti. Rodyk posūkį į dešinę, biškį kiemą pravažiavus. Sankabą išsiminam, va, nuo 0 iki 40 cm šoninis atstumas. Ir taip sustojam, kad matytumėme važiavimą. Matosi važiavimas. Tai va, galima leistis veidrodį, galima su pakelti, kaip nori. Nu, galvoju, yra taip. Matau. Nu, gerai. Stop. Prieš, pradedant važiuoti. Tai. Mes juk atbulom. Tu man pati pirmą pamoką sakei, kad va, reikia pasižiūrėti iš galo. Būtinai pasižiūrė. Jeigu mašina nėra, galime įdėti. Jeigu yra, lauksim. Palauksim, kol pravažiuos. Nu, ten ana dar toli, mes galim judėti po trupučiu. Ir neįsibėgėk lėtai, laikyk sankabą, tik biškį prisikelk ir koją ant stabdžių. Čia, kadangi mes nešoksim į priekį, tai ta mašina neužges. Ar benzinus. Išmink, sustok, palauk. Nes neaišku, kokiu atstumu tave apvažiuos, o šitas plačiai gan dar pakankamai. Vėl posūkiai rodė. Jo, o kai tu sukies, tavo priekis vis tiek metas į kairę, tai užkliudysi. Užkliudys mus. Ir jeigu bus taip, kad tu judėsi tuo momentu, kaltas tas, kas važiavo atbulom. Jeigu stovėsi, kaltas tas, kas užkliudė, nes nesilaikė saugaus atstumo. Nu, tarpas mažėja, ne? Biškį patiesinam. Taip, kad daugiau mašinų nebūtų. Labai arti ten nebūtina važiuoti, nu, kaip ir nelabai trukdėm dabar mes jums. Neskubam. Iš galo viena mašina, iš už mūsų. O kai jau jau persukai. Stop, neredėk. Tu gatvėje redėsi. Čia matai biškį tokia nelygi vieta, tai nestabdė atleist, o biškį sankabas prisikelt. Biškį prisikelt sankabas. Nu, tu stabdį paleidai. Ai, stabdį laikom, tik Jo, sankabas. nes tau rieda į gatvę, nuokalnė čia yra. Biškį sankabas, kabins, tada stabdį atleist. Atleidai? Nu, gerai, užteks, nes čia tuoj bordiūrai važiuosim. Gerai, nu mes dabar suksim į dešinę. Šiaip per egzaminą šitą pratimą atliekus, įdavažiavai ir tada sukiesi kairę. Nu, aš biškai norėtus giliau, kad būtų įvažiuota, bet čia nebėra kur bevažiuoti, moment jau į bordiūrą. Dėmėmis vėl. Nu, pavaros nesikeisim. Stabdį laikyk. Nevažiuoji dar. Kol nevažiuoji, stabdžių nepaleidži. Vairą būnam pasisukę, pavarą įsijungiam ir važiuojam, jeigu nėra automobilį. Taip. Čia šiek tiek reikia, nes jeigu nebūsi pasisukus, pradėsi važiuoti į vidurį mausi, o tada reikės labai staigiai įsisuk, kad grįžtų. Nu, ilgai su pirma. Nu, čia irgi smūgis buvo ir judai. Tai reiškia, kad nespaudė akceleratoriaus, o sankabą staigiai tiesiog paleidai. Čia jau galima aukštesnį. Gerai, toliau reikės važiuoti mums pagrindiniu keliu. Pagrindinis taip, labai plati juosta būtinai. Pasidairis pasitraukiam kairiau. Taip, ir laikomės kairės. Čia jau su trečia neįvažiuosim, įspėjam iš anksto. Posūkis, stabdomės iki 20 daugmaž ir antrą pavarą naudojam. Keliam sankabą, keliam nelaikom. Truputį biškį akceleruok švelniai. Taip, turas nesibaidom. Ir važiuojam. Reikia trečią vis tiek įsijungti. Daug neįsibėgėjų, bet trečią naudok. Dabar prisistabdom taip, kad jisai spėtų pravažiuoti. Kad nereikėtų mums patiems judėti sankabą, išsiminam. Aš išminiau jau už tave, jung pirmą. Nu, aš jau numiniau. Nu, po truputį važiuojam. Nu, dabar ką dabar darysim? Nu, tas pasitraukia. Jei dabar pasitraukia taip, kad netilpsim nei mes. Nu, važiuojam, bandykim važiuoti po tą tarpą. Važiuojam, pasitrauksim. Galėjom tokiai situacijai irgi pagalvoti apie tai, kad gal jam vietos tos nepakaks. Važiuok, po biščiuką dar. Tada sankabą prisimink, stabdykis, švelniai. Nu, čia sustoti jau vis tiek reikia. Nu, dabar važiuojam priekį. Po truputį, su ta pačia pavara. Čia pirmą važiavom. Neskubėk, laikyk sankabą, koją ant stabdžių. Žiūrėk, kad mašinų nebūtų. Čia labai pavojinga. Nu, po biškį sankabą keliam ir važiuojam. Sustojam vidury gatvės.
Ką ženklai mums sako, zona 30 ir palengva greityje. Nepersistengsi, pirmą važiuoti. Taip. Nu. Jau kaip ir normaliai. Čia. Kur stop ženklai, ten žinok yra pavojingos vietos, tai turbūt visi stabdom ir įsijungiam antrą keltą, šis nevažiuojam, sankabą atleidžiam prieš sukant. Nu, čia jau mes ir prieš eismą iššokom. Nes matai, kodėl? Nu, kodėl prieš eismą įvažiavom? Nes nelaiku viską padarai, per vėlai pakeitei powerą, dar kol sankabą atleidai, vairo nebepasukai. Kaip, ką ta rodiklė reiškia? Matomumas prastas, stabdais, sankabą minies, dėdama jungi pirmą, jung, po biškį. Ir reikėtų neskubėti, nes šoki gatvė, o jeigu bus mašina, pop, kam gazas spaudė, aš jau stabdau už tave, dabar tai, čia yra šiokia tokia įkalnė. Mes į kairę plėstus pirmiausia, ne? Tada biškį vairą šiek tiek į kairę ir dabar čia va ta įkalnė, ne? Su įkalnėm tos problemos būna dažnas, nes netinkamai įvažiuojam į kalną. Prisimeni, kaip minėjau, ar nevažiavom mes ten į kalną? Nu jau čia net kad į formą darėm tą patį reikėjo daryti. Tai čia irgi tas pats. Pirmiausia, dviratininkas, jeigu prasivažiuoji, pirmiausia prikelk sankabą, rodo važiuoti sankabą, kad virpėtų. Jauti, kad taip kabinė. Biškai prisiklios, stopą paliekam. Kabina, atleis stabdį, gazo, švelniai, bet sankabą laikyk ir išvažiuosi. Turi pagauti tą tokį vat kabinimą, tada sankabą laikom kaip laikė, atleidus stabdį, spaudžiam akceleratorių. Ir kai jau pradedam važiuoti, įsivažiuojam, tada tik atleidžiam sankabą. Nu. Taip, koja ant sankabos, gerai, 30, taip, o jau viršėm, neviršėm. O tai kas tą greitį panaikins dabar, kai važiavom į zoną 30, kas jį panaikins? Ženklo zona. Taip, jokia sankryža nieks nepanaikins. Būtų paprastas 30, draudžiamasis ženklas, tada taip, būtų artimiausia sankryža, jau mum jinai panaikina. Nu, čia turim ženklas nusispėję apie kalnelį, reikėtų jau čia mums prisistabdyti. Iki 20. Nu, nėra spaudus tas kalnelis, su antrą pavarą iškart ir kelt sankabą. Būt skaudesnis, tai net su pirma reikėtų pravažiuoti, kad nelaužyti mašinas. Trečias, taip, 30 greitis, toliau, neskubėk, neviršyk. Mes dabar suksim į kairę. Čia vienpusis eismas. Taip. Čia būtinai nuo dešinio suksis, o ką dabar reikės praleisti? Suksim į kairę, kokią pavarą naudojam, ką reikėtų praleisti, posūkį rodom, sankabą atleidžiam ir kaip ir neįsiaiškinam, ką būt reikėjo praleisti. Sankabos nereikėjo laikyti ir jau čia taip, čia būtų su klaida iš karto, nes sankabą laikyti minusų į posūkį. Bet ten jau pusės eismas prasidėtų. Jo, bet ką reikėjo? Iš priekio. Iš dešinės buvo šalutinė gatvė. Kaip ir čia, tai duoti kelio ženklas, atsargiai. Jeigu matos gerai, galim važiuoti su antrą. Taip, mes turim čia tokią siaurą vietą, jau čia trečios nereikia jungtis, posūkį rodom, dairomės, apvažiuojam. Taip, gerai, rodom atgal posūkį. Taip, vėl dairomės. Nėra mašina. Gazo, bet į vidurį nevažiuok, laikykis truputį dešiniu. Taip, nu čia, sakykime, matomumas buvo gan geras. Aišku, kaip dar trečią kartą mes čia kad važiuojam, tai dar su ta antra powerą tokiai vietoje reiktų atsargiau važiuoti, nes jeigu bus automobilių nespėsi į kairę, taip matomumas. Tai sankaba, pirma, priedam iki sankirtos, vairą šiek tiek į kairę pasisukam, laikom sankabą, pasilenkiam, pasižiūrim ko ant stabdžio. Jau iškirgiliai lindai. Nu, vėl riedam atgal, negalima. Biškį, taip, tada stabdį, tada biškį gazo. Nu ir aišku, nenustok dairytis, žiūri ten, nežinau, skydelį kažkur. Viskas, užtenka. Ir aukštesnė. Tai va, pagrindinę gatvę važiuojam, sukam į kairę ar į dešinę su antrą pavarą, jeigu niekur nereikia prasileisti. Jeigu status kampas 9 laipsnių. Jeigu nestatus, nusileidimai nuo viadukų, lėtėjimo juostos, mes galim važiuoti trečią pavarą. Ne? Tai va, šalutiniai gatviai, antra, jeigu gerai matom vaizdą, kelią ir nėra automobilių antras, jeigu matomumas yra blogas, tai tada važiuojam tik su pirma. Nes tu važiuosi su antra,
egzaminuotojas matys tą situaciją, kad tu neadekvačiai pernelyg greit važiuoji, tikėsis to, kad tu nespėsi sureaguoti, jisai staigiai įsikiš. Nu, čia turim duobę, galima važiuoti, neaišku, kas ten toj duobė gyvena. Gal jinai ten to vandens pilna ir negili. Aišku, ir posūkį reikėjo rodyti atgal. Dabar vėl atvažiavimą darom, iškerčiau privažiuojam. Va, jeigu priekį automobilių nėra, atvažiavimą darom. Rodom atgal posūkį. Va, reikėjo posūkį rodyti. Dabar čia suksim į kairę. Į kairę, antrą bėgį. Jau, aš pakeisiu, jau nebespėjai. Jau ir per vėlai pasakiau, kol mes ten susižiūrėjom tą situaciją. Nu, įsijunk aukštesnį. Ir vėl stabdykis. Sankaba. Nu, sankabos neišmynį užgesam. Jo? Bet tu nepulk į gatvę, sankabą prilaikyk. Stabdyk, pažiūrėk, turi spėti. Krūmai, nieko nesimato, po truputį riedi, pasilenki, pasižiūri. Net gal riedėkim. Taip, įsimenu, va. Važiuoja. Jisai važiuos, tam toliau važiuoja. Vėl riedam atgal. Iški sankabas. Stabdyk, iški gazo. Važiuoja. Kol važiuojam po sankryžas visas tokias dairytis kelias. Nu, reikėtų pasižiūrėti, aišku. Ne po kartą. Nes čia nėra, čia jau yra tas automobilis privažiavęs. Taip, nu vėl turim tą patį vaizdą, šalutinę gatvę, vėl lėtai. Nepamiršk sankabos išminti. Jau tokioj vietoj jau ruošies stabdyti, koją būk pakėlus virš sankabos. Ten tas 15 sekundžių tikrai neviršysim to laiko ten. Nu, va, sustoji taip, kad nieko nematai. Tau dar iki sankirtos čia porą metrų galėjai riedėti priekį. O, paleidom sankabą. Nu, truputį tik pakelt. Laikyk, dairykis, biški gazą ir paspaudžiam, kad nekvietų tą mašiną. Nu čia taip jau žiūrėdami pravažiavom per tą sankryžą, dar trūko ką pamojuoti. Žinai, karalienė mojuoja. Matai, kad mašina atvažiuoja gazą ir nuvažiuoja. Tai, o mes vėl čia į kairę. Nu, sankaba. Jungiam. Biški į kalną, dar biški tada kelt sankabą. Stenkis taip ir riedėti, nu, negalvoju. Laikyk. O, tas gaunas, tu tik tai sankabą keli. Tai tu užfiksuok kabinimą, atleisk, biški gazo, nestabdyk gazo ir sankabos nejudink, o dar atvažiuoji. Va taip, iš pat pradžių būtum sustojus, tai būtų gerai buvę. Tada matos jau ir automobiliai visi. Vaira būk pasukus. Nu vėl bandom. Nu. Jaučias, ne? Gazo. Švelniai. Gazo. Ir sankabą kelią. Ir būsim išvažiavę. Nu, tolygiai. Čia vis dar 30 km. Nu jo, mes niekur neišvažiavom. Sakiau, važiuosim po ramesnės biškai gatvės, kad po tas sankryžas taip pat į kairę į dešinę pasisukinėti. Dabar kur artimiausia sankryža? Čia. Nes matai, čia duoti kelio ženklas, čia iš vis kiemus po dešinę. Ne visur tuose pagrindinėse gatvėse tie geltoni pagrindinio kelio ženklai. Kur jau senos gatvės, ten tų ženklų nebus. Kur naujai rekonstruotos arba didelės sankryžos, tada jau ir mūsų gatvėje bus pilnai matyti tas geltonas, kad tu pagrindinė gatvė važiuoji. Čia dabar darom, prisistabdom. O biški. Ir važiuojam. Kažkai vėl pasuksim į kairę. Tai dabar ką reikės praleisti? Šiom posūkį. Tai ką reikės praleisti? Kur pagrindinis? Nu jau dabar iš priekio. Tik šį kartą jau iš anksto posūkį ir pristabdyk ir pasikeisk antrą. Keičiam, nesustojam, keliam sankabą ir ištisinės nekirtam, kai pusės sukam. Nu, o dabar jau gerai važiavom. Taip. Nu, tai jo keist. Gerai, sankryžai mes į kairę pasuksim. Sunkvežimą šiek tiek atstumą išlaikom. Nu, sankabą miname,
dešinės, iš kur reikia prasileisti, jau pirmą jums, nes greitis pas tai per mažas antrai. Nu, iš kur reikėjo prasileisti? Ne vien, iš dešinės, iš kairės ir iš priekį. O dabar vėl važiuojam į vidurį. Jau taip daug vairo nesusisuk. Nu, pasikeis pavarą. Ir aišku, taip, kai sukies, turi susikoncentruoti tą savo dėmesį į tą vietą, kur nori atsirasti. Tada ten daug maž ir būsi. Kai žiūri į vidurį, tai ir į vidurį pataikai. Taip. Čia pasakymi dešinę. Sustabdyk. Nu, taip, kelk sankabą. Kelk priešais nevažiuojam ir sukam vairą. Sukam. Taip. Pagreitėjam ir aukštesnėm. Atrodo neilga atkarpa, bet vis tiek tą trečią reikėtų įsijungti. Greitėt gali nebegreitėti iš tikrųjų į dešinę. Taip. Sankaba. Nu, matos gerai, kad antrą važiuoji. Nu, vairą būk pasukus. Ai, čia dabar. Oi, dabar dar užgesus buvai ir tebesi vis dar užgesus. Nu. Dar ilgai, per daug girdi kaip variklis triukšmauja. 30, neviršijam. Tada mes kelkraščiais nevažiuojam ir į dešinę čia pasakyti. Stenkis iš anksto pasikeisti. Nu, keičiam. Keliam sankabą. Automobiliai niekur nedingo. Nu, aišku, būtų geriau apvažiuok toli posūkį. Sankabą pirmą, nes žmogus jau įsiganda, važiuojam pabiškiu. Važiuosim, bet jau matai įsiganda, kad priekabos neužkabintume. Suk vairą konteinerį. Nu, jau čia taip mes manevruojam. Nu, kaip ekstremalai. Nu, tas matai buvo šoferis įsigandęs, įsižiūrėjęs, net sako, jau kampo pilius. Dabar į dešinę suksim. Nu, tokioj situacijai su antrą bandytum važiuoti, iš karto sustabdytų tave, nes tiek siaura, kad kliūčių pilna ir vienoje ir kitoje pusėje. Nu ir vėl stoti ne čia reikia. Užgeso. Laikyk. Laiko tau, taip? Stabdį paleidai, bet laiko. O kodėl gazą nespaudai? Stabdį, neredėk. Biškį prisikelk. Nu, laikyk gazo, švelniai ir taip palengva ir žiūrėk. Nėra. Sukam vairą. Prie krašto neišvažiuok prieš priešinį. Kelk sankabą, nebelaikyk jau viskas ir greitėjam. Nu, o su įkalnėmi bus probleminčių, reikės išmokti tvarkingai. Nes vat kas gaunas dažnai, mes esam kaip įpratę, jeigu aš jau pagreitėk ir įsijunk trečią. Jeigu aš keliu sankabą, tai tada spaudžiu gazą. Jeigu aš minu sankabą, tai tuo pačiu metu atleidinėjau gazą. Gazą. Mama, taip kojas dirbo. Kaip svarstyklės. Viena kyla, kita leidžias. Viena kita leidžias. O šitoj vietoj turi nebekelt kairės kojas, turi ją fiksuoti. Prikelti biškį, pagauti kabinimą tą ir viskas. Tada užsustoja koja. O tada stabdė atleidus, su dešinė gazą spaudė. Bet kadangi mes įpratę nukilnuoti taip palaipsniui, tai ir gaunas, tu bandai gazą spausti ir iškart kyla automatiškai sankabą. Tai reikia suprasti, kad taip nereiktų daryti. Taip. Greitis 30, niks nesikeičia. Čia gali neskubėti, kad įspėtum pravažiuoti. Reikia numatyti tokius dalykus, kad kažkas išvažiuoja. Nu, aišku, jis atbulom važiuoja, pirmumo ten neturi, bet mes vėlgi savo tiesos neturėtumėm įrodinėti. Tiesiog susimažinį, lėkti pravažiuoti. Tau nereikia sustoti. Jis galės nuvažiuoti. Dabar tiesiai. Vėl grįžtam į tą pačią vietą. Turim ir... Ką čia mes turim? Turim zoną, kaip baigas ir ir stop. Ir kritinė. Aha, man po medžiais nesimato, nu rudenį matys geriau, žinau. Bet gal nereiks laukti rudenį. Ne. Įsijung pavarą važiuoju. Aš išjungiu, nes paskui paleisi sankabą, vėl užgėsi ir labai ramiai po biškį važiuojam. Po biškį, kairę iškart sankabą, prisiminam, riedam, žiūrim kairę, koją ant stabdžio. Va čia bus biškį briaunų, keliam sankabos biškiuką. Nu, ir biškį gazo. Gazo, išlokam, o tai spaudžiam. Nu, irgi didinam greitį. Keičiam. Biškį galėjai daugiau
žinok, daugiau akceleruoti. Ir numatom kliūtį, stebim priekį, kad nebūtų. Gal, aišku, pažiūrim, kad niks mūsų nelenktų. Jau greitį paspausti reikėjo. Gal grįžtam. Čia nereikia. Pagrindinį važiuosim keliu. Bėgiai, pavaros. Čia keltas sankabas, stovi prie krašto automobilis. Tai mes taikomės biškį kairiau, ne ant ištisinės, o į tą plačią juostą kairiai. Tada nereikės daryti apvažiavimą. Ir viskas pasikeičiam aukštesnė. Sunkvežimis platesnis, biškį išlindęs. Va, biškį gal per anksti, bet priešinį daug neišlinda. Va, savo svarbiausia rodyti atgal, posūkį ir šelniai savo. Čia jau kaip ir nereik žiūrėti, jeigu ten mažas tarpelis, posūkį išjungia. Va, kai mašina, va, sakykim, matai siauresnė, mažesnė, mums nereikia priešinį važiuoti. Tai va taip ir važiuojam. Čia vėlgi posūkį į kairę, išjungiam. Taip. Ir dabar taip ir važiuojam. Tada va už visų automobilių grįšim ir pavalysim posūkį. Čia per petį irgi nereikia žiūrėti. Bet jeigu žiūri, nu žiūrėk, čia jau išjung posūkį. Tada į dešinę. Stabdais. Sankabą nepamiršk, rankos ant vairo. Sustojam saugio, neišjung, tu susikaupk į tą vat sustojimą. Tai jau man tai reikia stabdyti. O dabar išjungi, sankabą atleidai. Gerai, stabdom. Pareigūnai. Nieko nenusižengs. Ne? Nieko bijot. Gerai, tai pirmą stabdom, išminam. Nu, sustojam, Pilnai tada sustojam, tada išjungiam. tik išjungiam. Pradžioj šitaip, paskui su laisvėm. Nes anksčiau tai išvis, bet čia senai laikai dar aš pasiteisęs laikiau 109, buvo gal kokie metai, neatsimenu. Tai laisvos negalėjai naudoti, įsijungdavai laisvą prikentą. Taip ir važiuodavom, stabdai, ant stabdžio, paskui sankabą. Tas pasikeitė gal nuo 2011 metų, jeigu neklystu, tai tada jau leisdavo laisvą naudoti. Ekonomiškas vairavimas. Ką ir tau reikės taikyti, dėl to ir sakau, kad ilgai nevažiuojam žemom pavarom. Taigi tai vertinu tus dalykus. Nu, palengva. Ir jungiam antrą. Tai jau čia instruktorius biškį griebė vairą. Čia mums va, čia reikia įvažiuoti, matai kaip staigiai susisuko mokomus. Čia greitėjimo juosta, rodai posūkį, atsidairom prieš išvažiuodami ir išvažiuojam. Čia būtina įvažiuoti. Neįvažiuosi, iškart nersi į tavo šitą juostą vidury, kur buvo, tai ir kritinė. Instruktorius matai, biškį jau to vairo ten pagavęs buvo, nes staigiai susisuko. Palaikom. Geras dar. 50, atstumas koks turėtų būti? 25 metrų. Jo, pusę spidometrų. Tai čia turėtų tilpti tą tarpą 5 mašinos. Jeigu po 5 metrus sakytų. Tilps 5? Ne. Tai reiškia per arti važiuoji. Stabdyk tolygiai. Pasikei žemesnė. Oi, tu jau čia ir į pirmą junginį, bet nebe trečią. Labai skubiai junginėt. Ramiai, lėtai išjungiai, pajaus, kad į laisvą sugrįžo ir tada švelniai priekį arba ten ketvirtą atgal. Faktiškai va čia, o dabar, nu čia daugiau negu 5 mašinas dar tilptų. Na, aišku, gali ir toks tas atstumas būti, bet ne mažesnis. Stengiamės važiuoti rastas vidurį, nei dešiniau, nei kairiau per daug nelendam. Zaminas iš priekio atvažiuoja. Regitrą. Vėl per arti. Pristabdom tik šį kartą švelniai. Ketvirtą. Sankabą ir nesimėtom po juostą. Dar mažinam greitį. Pavarą dar iškai gali palikti. Kol stabdai, tai nebūtina iškart išjungti. O tai ko jis stabdai, žinai? Dėl to suks? Nežinau. Aš tai žinau, kodėl tave aš stabdau. Nes yra pėsčioji. Nu. Tai vat reikia stebėti iš anksto, matys, kad važiuoja su dviračiu, nulipo, jau čia labai gerai matosi. Už tai reikia stebėti iš anksto galvas pakeičiam. Ir pagreitėjusius jungiam aukštesnį. Tiesiai važiuosim. Jau pabiškai. Taip. Žalas. Sankaba, rankos ant vairo. Numynys. Lėdėk, neužspaus stipriai stabdžio. Dar pareidėk. Dar. O jeigu nebepavažiuosi, tiesiog reiks įsijungti pirmą ir dar privažiuoti. Nu, gerai, daugiau nebevažiuok, ar čia užteks.
Tai va, važiuojam per perėjas, tai jau žiūri tik tais, kas perėjo arba kely daros. Pradžiai, nu, jeigu tas pats bus, tai bus problema. Turės išmokas stebėti aplinką supančią. Trečią pamoką stebuklų nereikia labai daug norėti, nebūna. Arba ten labai jau aišku, būn kartais ir labai gerai važiuojančių, jau gerai orientuojas. Kai pradedi nuo nulio, tada jau susikoncentruoji visai kitas dalykas. Kad egzaminą išlaikyti neužteks vieno automobilį valdyti. Čia tik pusė darbo realiai. Tas pavaras išmoksi ten eigoj. Kai ta sunkesnė dalis, tai vat ir yra. Matyta supančią aplinką visą. Ženklus, kiti vairuotojai ką daro, linijas, nepersirikti kur negalima, nes pritaikyti pirmumą sankryžos, tai va čia yra sudėtingiau. Jau čia turi galva dirbti normaliai. Jau jeigu, aišku, kol neišmoksti automobilio valdyti, tau tie dalykai neateina. Nes tu pirmiausia suki galvą, kaip kokią pavarą įsijungti, čia kada posūkį parodyti, tikrai nesuks. Nebelieka laiko stebėti aplinkos tiek. Sankaba, nesimato. Taip, pirmu, jau čia nesimato, pirmu, kuojant sankabos stabdžią, žiūrim, jeigu nėra, jeigu galim tada važiuoti. Kelk, gazo švelniai. O. Taip pasakyčiau. Čia tokie dar spaudesni kalniukai. Ramiai, bet neakseleruojant ir pat. Gal bus spaudžiau. Nu ir važiuojam. Aukščiai greit. 30. Nu, bet ir tada trečią naudoti. Švelniau pavaras junk, nejunk taip staigiai, nes maišys vėl. Nu, baigė sum zoną. Priekyje bus sankryža, suksim į kairę. Ar galima sukti kairę? Ne. Čia yra dvi sankryžas, neskubėk. Stabdykis. Čia dvi. Po kairė yra žvyrkelis, čia vien pusės, tai čia negalim sukti. O šį čia ženklų nebėra, rodom posūkį į kairę, sankabą išsiminam, priedam, jungiam, galim per tą laiką pirmą pavarą, jungiam, nesustojam. Mums iki sankirtos priridėti, nesustok bet kur. Taip, tada žiūrėsim iš kairės. Taip, jeigu nebus iš kairės, tai yra stok. Čia vat vienintelė vieta Šiauliuose, kur į salelę gali važiuoti, nepaleisk, ilgės. Bėgi, tai įsijungi. Nu, nėra iš kairės, bet dar iš priekį nenuvažiavo. Kai jau tas nuvažiuos, tada įvažiuojam į salelę. Taip, jeigu reikia, čia galima ir sustoti, sankabą prisimink, žiūrėk, per krūmus iš dešinės, kad nebūtų, ir iš priekio. Jeigu nėra, judam, kol iš priekio netvažiavom. Greičiau šiek tiek, judam, jau tu čia gazo nespaudi. Čia ir riedam realiai, viskas, daugiau persistengiai. Nu, greitėjam to lygiai, čia. Va čia 50. Čia jau 50. Tai va čia vienintelė vieta, kur gali į salelį važiuoti. Prasileidai atsargiai. Vairo sukinėjai, kažkur žiūri, neaišku kur. Nu, pasikeičiam aukštesnę. Vienintelė, daugiau niekur negali salelį važiuoti iš šalutinės gatvės. Iš šalutinės gatvės važiuoji, būtinai stovi prie sankirtos, lauki, kol neliks kairieji, dešinėjai ir iš priekį. Viskas. Atsiminsi? Mes į kairę pasuksim. Nereikia pačią kairiausią. Tikrai nereikia, bereikia. Tada pristojam. Kaip sankaba. Iškai labiau viduje. Stabdom. Ir sustojam. Čia vėl turim įkalnį. Ir turim šviesoforą. Ką mes pagal šviesoforą suprantam? Kad neapsaugota. Kad reikės pasileisti. Taip, iš kur? Paaiškiai šviesos. Vėl iš dešinės? Ne, dešiniai degs raudonas. Tau iš priekio reiks praleisti. Suki sankryžų į kairę, prasileidi iš priekio važiuojančius tiesiai ir sukančius dešinę. Kokia čia taisyklė? Čia yra kairės rankos taisyklė. Nu, taip jinai nesivaidintų. Yra dešinės rankos, kai lygiai reikšmiai sankryžų iš dešinės prasileidi, arba kai susikert dviejų pagrindinių kelių. Bet taip pragaunas, kad iš dešinės vis tiek prasileidi. Nu, bet tu dar ne tau iš dešinės realiai. Jo, tu suksi į kairę, tu žinai, kad suksi į kairę ir turi galvoti, vat suku į kairę, praleidžiu iš priekio važiuojančius tiesiai ir sukančius į dešinę. Čia kita ne taisyklė, kitas punktas pagal taisyklės kelių eismo. Net ne tas pats, nes yra du punktai. Nu, taip, viskas užtenka. Ir žiūrim, jeigu mašinų nėra, taikomės dešinės. Žiūrėk, daugiau ne linijas, o dešinės laikykis. Gazo, nemėgis sankabos. Paus, tolygiai.
Taip, įsibėgėjom. Ir važiuojam. Nu, dar kokias 3 pamokėlės kartu. Paskui jau leisiu savarankiškai važiuoti. 7 savo padirbsim kartu, tada dar 3 kokias taip laisviau šiek tiek. Su pastabom, o nuo 10 jau viskas rašysimės klaidas. Ne visą pamoką, tai pradžių pusvalandį, paskui 5 minučių. Tik tais jo, bet kad nerodyk posūkį, čia tiesiai yra. Stabdyk, sankabą, aš jau už tave viską darau. Jungi, sustojam per tuolį ir dar užgesai. Nes sankabas nenumini vėl laiku. Išjungi pavarą, permėri sankabą, užsivesk. Nu, ne visą laiką užsives, jeigu kažkas negerai buvo arba nesankaba nenumint iki dugno. Sistema nesuveiks, tada turėsi minti. Kad užsivesti iš naujo reikia... Užtenka sankabą išminti ir knopkę paspausti start. Jeigu jau iš minus neužsivedė. Nes matai, dažniausiai užsiveda iš minus. Taip, dabar kaip ir važiuok. Dabar viskas, gazo daug nespausk, dar mes čia savo juostą važiuok. Stotelė nereikia. Gazą visiškai atleisti. Dabar bus prie Jozitos po dešinę sankryžą, suksim į dešinę. Rodom posūkį dešinėn, biškai aišku, čia gal per anksti. Rodom, va dabar, čia yra lėtėjimo juosta, stabdais, sankabą išsimini, jungiam, nu dabar pirmą nesustojai, nu greičio nebėra. Žiūrim dviratininkus iš priekio ir iš galo. Nu tas važiuojam, tas netoks čia. Nu čia galėjai važiuoti, jis netrukai pravažiuot, matai, važiuok. Nu kol nepra. Ir vėl užges. Nu, matyt, prašos jisai, kad praleistum. Važiuok. Tai vat reikia nepaleist sankabos. Biškį pajudėjai ir iškart paleidai, žinai, tai taip nesidaro. Nu, vėl tą patį padarėjai, va, vėl paleidai, tai tu ją ir laikyk. Biškį pakelk. Supla yra, neišvažiuok prieš priešimą, tai tas netrodo, kad įvažiuotum. Nu ir pasikeičiam aukštesnį. Pravažiuojam tas mašinas, sustosim prie krašto. Stojam. Sankaba. Čia aišku, mums biškį pasistumk atgal. Nes įvažiavimas kaip ir yra geriau. Palikim tarpą, nes biškį pakalbėsim. Laikyk sankabą. Dar 5 metrai, kad būtų. Kad nesustoti. Nu, tai aišku, galėjom ir priekį sustoti. Gerai, užtenka. Gerai, reikim įsitraukti. Nieko neliesim, niekur nelipsim. Aš tai parodysiu vieną čia kaip. Apie tą čia įvažiavimą. Nu, jeigu bus sklandžiau turbūt, ne? Nebegėsim tiek. Da, va taip. Čia va buvo išvažiavimas iš Tilžės gatvės. Ir čia yra tokia juosta. Čia punktyrai. Tada turim ištisinę. Ir tokie, čia plati ta ištisinė ir matai buvo kvadračiukai. 3 kartus trumpesnį už tarpus. Kas čia per juostą? Aš jau buvau pasakęs, man atrodo, net. Lėtėjimą. Nu, tai jeigu mes norim sukti dešinę, turim persirikiuoti į lėtėjimo juostą ir tada tik išvažiuoti, ne? Gerai, o jeigu dabar tokia situacija, stovi lėtėjimo juostai automobilis, būna dažnai čia palieka, aišku, lėtėjimo juostai stovėti negalim, bet palieka, nu, čia nieko nepadarysi. Tada kaip reikėtų pasukti dešinę? Dabar gaunas, kad automobilis stovi sulyg ištisinė lėtėjimo juostui ir čia vat yra tokie 2 variantai to pakeisti. Pirmas variantas, rodau posūkį, kertu ištisinį, įvažiuoju į lėtėjimo juostą iš karto už automobilio ir pasuku į dešinę. Pirmas variantas. Antras variantas, važiuoju į priekį, per punktyrus išvažiuoju iš karto. Antras variantas, kurį reikės, kuris teisingas. O antras galimas ar ne? Jo, antras variantas gaunas, kad neįvažiavom į lėtėjimo juostą iškart išsukom iš gatvės. Čia yra kritinė klaida, egzaminas neišlaikytas. Tai va, Tilžės gatvė važiuos Regitra, jeigu taip būtų. Matytų, kad stovi čia juostoje automobilis. Didelė tikimybė, kad lieps sukti dešinę. Nu, tada jau, jeigu gerai viskas tai tvarkoja, jeigu jau išvažiuosi šitaip, jau egzaminą išlaikyti šitą vietą. Tas pats yra ir su sankryžom. Sankryža, turim, sakykime, tokias 2 juostas, o ištisinė, iš pirmos tiesiai į dešinę, iš antros tiesiai į kairę. Ir dabar sulig pat ištisinė stoja automobilis, pirmoji juosta. Tau reikia suktis į dešinę, kaip suksim, kirsim ištisinę, iš pirmos pasuksim, ar iš antros suksim, iš kurios negalima į dešinę.
Tai aišku, per ištisinę, nes visi tą patį darys. Iš antros tau leidžia tik tiesiai ir į kairę. Nu, pažeidžiant taisyklės, jau vien tai, kad sukam ne iš tos. Čia reikėtų pasirinkti tiesiog saugesnį variantą. Nuo dešinio krašto gausis. Ne, šitas vairuotojas, sakykime, dažnai būna tokių vietų, tai kaip sulig ištisinė nestovi, čia punktyras, prieki jo ištisinė. Ir nuo sankryžos bus tie 5 metrai. Tai jis ten palikti automobilį gali, bet jau sukantiems į dešinę, kitos išeities apartimo ištisinės nebėra. Tai va šitą vietą labai dažnai pasimet, pamato, kad kiek yra mokinių mano buvusių, kad laikė ir sako, pamačiau, stovi mašinas, žiūri ištisinę liniją, ką dabar daryti ir iš karto tada važiavo tolyn, ir iš karto iš gatvės ir suko kartu. Ir viskas. Nu. Iš tos pusės. Nu. Ne iš tos juostos. Nu. Nu, važiuojam. Taip, apsidairom. Ir palengva išvažiuojam. Nenumetam, o palengva pagaunam ir gazą. Ir viskas, realiai, va tiek užtenka. Daugiau to nereikia, tai iškart jau 17 buvo. Ir to garso nebuvo didelio. Taip, daug nespausk, čia posūkių nereikia rodyti. Ar reikia rodyti vienyje posūkius? Kai kur reikia. Šiauliuose yra tokių vietų, kur reikia rodyti. Jeigu prieš vingį yra ženklas, nurodantis kryptį, ten bus prie Šiaulių viešbučio, pravažiuosim prie nors namų. Yra ženklai, nurodo, iš 2 juostų leidžia suktis į dešinę. Tai mėlynam fone rodiklės. Dešinę suksim. Tai jeigu jau rodiklės yra, kryptį nurodo, posūkį privalo. Tvarkingai sustosim. Sustojam. Ne, o kur sustojam? Dabar jau jungtis važiuok, dabar viskas. Ne toliau metras, tolygiai stengtis sustoti, bet nepravažiuojam. Pravažiuosi jau blogai. Ratai, pasukti. Taip, siaura gatvė, nepasuksi per ištisinį važiuoti. Nu, važiuojam po truputį. Per langus reikėtų žiūrėti, galvą iškelti, matus, kad nėra. Suk daugiau, žiūrėk dešinę irgi, suk. Va, ir važiuojam. Įvažiavom, nekirti ištisinės linijos. Ir pagreitėjom. Prieš tai geriau buvo pagreitėjimas. Dabar kai užspaudį, tai užspaudį. Kelkraščiais, stengtis viduriuku važiuoti. Tu kelkraščiai nevažiuojam. Jeigu šiek tiek įvažiuosi klaidą rašysi, jeigu jau normaliai, pilnai su ratais, kritinė klaida. Tai va, mes vėl čia sugrįžom. Čia norėtųsi kairę pasukti. Rodėk posūkį, pristabdom, gal jau tos kūros čia nebėra. Jungiam antrą. Važiuojam, čia ketvirtą, ne antrą. Kelk sankabą. Vėl tu jungi taip va su laisvu. Taip. Pirmą įsijungiam būtinai. Pirmą. Riedėk, va vėl sustoji ne vietoj, būtum sustojus vietoj. Tai tada užtektų tik pasižiūrėti, tau kažkairės ar geriau matytus. Dabar vėl turėsi privažiuoti, vėl sustoti. Stabdis. Stabdis. Užtenka. Ir vėl paleidus sankabą. Tu pajausk, laikyk, viskas, nejudink kojas. Stabdis. Daug gazo nereikia, jau važiuoji, daug gazo nereikia. Bet tu palauk, žiūrėk, maštikų nebūtų. Tu mat būtum pradžiai taip sustojus prie sankirtos, tada matytum ir kairį, ir dešinį, ir nebereikėtų dar kartą sustoti. Sustoji prie krūmų. Jo. Nespaus tiek daug, nespaus. Ir dabar tolygiai bėgėlė. Gazo. Jau kelkraščiais čia mes kabinam. Toliau suksime į kairę. Nu, biškai per anksti ir vėl prie kelkraščių lendi atsargiai. Vėl matomumas blogas, sankaba. Pirma, riedėti, va vėl sustoji, kur nesimato. Dar galėjai šiek tiek parėdėti. Sankabą laikyk, žiūrėk, kažkur reikia prasileisti, o čia gerai matosi ir nesam įlindę vairą pasuk. Biškį. Nu, nėra. Dirbam su pedalais. Gazo, biškiuką. Nu ir išvažiavam. Viskas, jau čia per ilgai. Ji labai gerai jaučiasi. Viskas ir su antra per ilgai. Šitas 30 vis dar mesti. Nu, taip pačiai zonai prasivažiavom iš ano galo, iš to galo. Čia dažnai užsuksim pro šalį pravažiuodami. Čia vienpusėje vat irgi, kad mes būm kartais pamato ženklų arba nestebi jų. Mes čia turim sankabą. Sankos. Taigi riedėk, stabdžių neužspaus.
mes važiuosim. Jie nieko nesako, čia tiesiai. Ne, ne, tiesiai važiuosim. Jeigu nieko nesakau, važiuojam tiesiai arba ten, kur leidžia ženklai. Aha, dabar vienas. Ne vienpusis čia. Šimtavas. Tau posūkį reikia rodyti. Ir sankabos nelaikyti. Čia reiškia, ką ta rodiklė. Čia jau nebe ilga rodiklė, čia apvalus ženklas. Čia nukreipiamasis ženklas, nurodo tik į tą pusę, kur gali važiuoti. Nu, biškį dešiniau. Stop. Kodėl stop? Išvykai. Ne, stop linija yra. Važiuojam dabar į priekį. Kad tu sustoji paskui kitus, tai nereiškia, kad tu sustoji prie linijos. Važiuojam į priekį. Jeigu įmanoma perėjos pilnai neužsiblokuojam, jeigu matomumas yra geras, tik šiek tiek išlendam, kad pilnai neužblokuot, kad pro priekį dar praeis. Nu, matos kažkiek. Stabdį laikyk. Nereidėk, aš už tave laikau. Jeigu įmanoma perėjos neužsiblokuojam. Nu, pabiškai judam antrą juostą. Pirmą juostą laisvą. Pėsčiųjų nėra. Judam greičiau, bet į pirmą juostą. Taip. Nu. Ženklų čia buvo. Kokie ženklai buvo? Buvo 30. 30. Ne ketvirtą. Tai užgės iš karto. Į kalną tikrai jau nereikia. Šiaip jau apie 44 gali įsijungti, bet į kalną važiuojant reikėtų daugiau paspausti, kad mašina važiuotų normaliai. Taip jau daugmaž apie 50. Nes bus sunku. Mes vis dar 30 turėtumėm važiuoti. Ne, mes vis dar 30. Tada suksim į dešinę. Dabar, ne, čia per pėtinį reikia žiūrėti. Čia niekur nuo krašto neatsitraukia. Vis dar 30. Posūkį išjungiam, nes pasukom. Čia vis dar 30 ir nežai su posūkiais, jau pradėjo junginėti visas pusės. Jeigu nieko nesakau, mes važiuojam. Tiesiai. Žiūrėk iš kur. Atsargiai. Tai posūkio neišjung. Va dabar gali išjungti. Tada va ženklus žiūrim. Stabdai. Sankaba. Taip nestabdysi panašu. O stop ženklo nėra? Yra. Nu, jo. Tai jau matai, tu klausais tik manęs, bet jau nematai nieko dar. Nu, va, sako tiesiai važiuok, tai čia nereik rodyti posūkio. Važiuojam, po biškį. Nu. Bet va, šitą keliuką pravažiavus, ženklas rodo į kairę. Važiuojam, rodyk posūkį į kairę, junk antrą. Tai važiuosim į greitėjimo juostą. Dabar rodom jau į kitą pusę, dairome, žiūrim per veidrodį, per petį. Taip, greitėjam, didinam greitį. Lik to juostui pradžiai, paspausk, įsijung trečią, gardinių nelip, nu ir kai galėsi persirikiuok į pirmą. Bet kai, matai, žiūri per petį, ane? O kas žiūri per veidrodį? Tu per petį neakcentuok tiek smarkiai. Geriau į... Ne, reikia ten ir ten, bet ta prasme, tu per petį, tu dabar gaunas taip, kad galvą suki ir žiūri iškart per petį, praleisdama veidrodį. Kad bus automobilių, tu pirmiausia pamatysi per veidrodį, ne per petį. Ta aklioji zona yra tam patikrinama, kad šalia nebūtų panašių greičių važiuojančių pasislėpusių. Viskas. Bet pagrindas yra va veidrodėlis. O matai, kai važiuoji mašiną, ir dabar su galva, taigi, ne? Nematos tos mašinos. Tai va. Gerai, mes pirmam išvažiavime iš žiedo išvažiuosim. Čia galim trečiu beigu važiuoti. Šitą juostą, nes didelis spindulys kelio. Ten kaip Opelis važiuoji, tai tik su antrą pavarą, kad stabiliau įvažiuoti, nes labai staigiai užsisuka gatvė. Gazo, tolygiai spausk, akceleruok. Įspėjam iš anksto, gazų spaudžiam. Spaudžiam. Taip, įsibėgėjam ir dar, paspausk, kad mašina važiuotų sklandžiai. Nu, o dabar jau kaip ir neblogai, ne? Jeigu ketvirtą. Ir realiai, va, įsibėgėjai 50 ir per penktą pavarą gali įsijungti. Taip. Nu, sunku vairuoti.